Raudonkepuraitė. Girios pakraštyje stovėjo pirkia. Joje gyveno mergaitė vardu Raudonkepuraitė. Ji buvo taip praminta, nes visada nešiodavo senelės pasiūtą raudono aksomo kepurėlę. Mat ji mergaitei be galo tiko. Dukrelė, sunegalavo tavo senelė. Vieną rytą Raudonkepuraitei pasakė mama. Nueik, prašau, jos aplankyti ir nunešk puodynėlę medaus ir pyrago, kurį ką tik iškepiau. Pamačiusi tave, senelė tikrai apsidžiaugs ir beregint pasveiks. Raudonkepuraitės įkalbinėti nereikėjo. Senelė jį labai mylėjo, todėl nieko nelaukusi, čiupo pintinę ir žengė pro duris. Tik per ilgai neužsibūk, perspėjo mama, iki saulėlydžio grįžk namo, eidama per mišką jokiu būdu neišsuk iš tako, gali pasiklysti arba pakliūti į vilko nagus. Nesirūpink, mamyte, darysiu kaip sakai, atsakė Raudonkepuraitė, pamojavo ranka ir nužingsniavo. O netoli trobelės už medžio lindėjo išbadėjęs vilkas ir viską girdėjo. Gardus kąsnelis, nusprendė jis, pamatęs mergelę. Palaukęs, kol Raudonkepuraitė prisiartins, pilkis išsliūkino ant tako ir apsilaižęs paklausė. Mergelė, uogelė, kur pėdini? Einu aplankyti sergančios senelės, nešu jai medaus ir pyrago, atsakė Raudonkepuraitė ir parodė į pintinę. Antai, už eglyno stovi jos trobelė. O gėlių priskinti pamiršai? Vilko akys klastingai žybtelėjo. Oi, tikrai pamiršau. Ačiū, kad priminėte, susigėdo Raudonkepuraitė ir nubėgo į laukymę, kurioje mirgėjo žydintys žolynai. Priskinusi didelę gėlių puokštę, mergaitė dar privėrė ant smilgos prinokusių kvapnių žemuogių, kurios viliojimai raudonavo tarp žolės, kad tik senelė greičiau pasveiktų. Netoliese dirbo medkirčiai, todėl vilkas nutarė pirmiausiai suėsti senelę. Negaiždamas nė akimirkos, jis nukūrė prie jos trobos ir pabeldė į duris. Kas ten? Iš lovos paklausė senelė. Čia aš, tavo anūkėlė, nutaisęs ploną balsą, atsakė apsimetėlis. Patrauk už virvutės ir duris atsidarys, pasakė senelė. Vilkas patraukė už virvutės, atlapojo duris ir įgriuvo trobon. Plačiai išsižiojęs, jis puolė tiesiai prie lovos. Nors seneliai svaigo galva ir sopėjo kojos, išvydusi priešais dantingą vilko snukį, jis stryktelėjo iš patalo ir kaip kulka nušvilpė prie spintos. Užpuolikas šoko įkandin. Tuoj sučiupsiu, nagai sugriebęs už skaros galo, sukriokė vilkas, bet užkliuvo už lovos ir nubildėjo ant grindų. Senelė nepražiopsojo progos, šmurkštelėjo į spintą ir ten užsirakino. Neilgai tu ten tupėsi, piktai suurzgė vilkas. Sučiaumosiu mergiūkštę, paskui iškrapštysiu iš spintos ir tave. Užsimaukšlinęs ant galvos senelės naktinę kepuraitę ir apsigaubęs skara, vilkas atsigulė į lovą, apsiklojo ir ėmė laukti
Raudonkepuraitės. Nekantravo neilgai. Netrukus už lango pasigirdo jos skambi daina. Trobos durys buvo praviros, bet Raudonkepuraitė pamanė, kad senelė pamiršo jas uždaryti. Nieko blogo neįtardama, įžengė vidun, priėjo prie lovos ir nustėro. Senelė, kokios didelės tavo ausys! Kad tave geriau girdėčiau, atsakė vilkas. Senelė, kokios didelės tavo akys! Kad tave geriau matyčiau. Senelė, kokie dideli tavo dantys! Kad tave greičiau praryčiau. Vilkas nusviedė šalin antklodę ir griebė mergaitę. Persigandusi Raudonkepuraitė suspigo, žvitriai kaip paukštis išsprūdo iš išskėstų vilko nagų ir vienu vėju išlėkė iš trobos laukan. Vilkas kaukšėdamas dantimis metėsi iš paskos. Neėsk manęs, mano mamytė labai liūdės, verkdama šaukė Raudonkepuraitė ir skuto kojomis žemės nesiekdama. Mano tuščiam pilvui tai nė motais, neatsilikdamas per žingsnį sušvokštė vilkas. Netoliese maklinėjo du medžiotojai. Ta dieną medžioklė jiems labai nesisekė. Išgirdę riksmus, abu atbėgo pažiūrėti, kas darosi, ir pamatė vilką, kuris vėjosi mergaitę. Vyrai žaibiškai nusitaikė ir ėmė pyškinti. Ir numirė vilkas tuščiu pilvu. Patenkinti medžiotojai laimikiai parsitempė namo, o Raudonkepuraitė puolė senelį į glėbį ir apsipylė džiaugsmo ašaromis. Jos grįžo į trobą, užsiplikė arbatos ir valgė skanų pyragą su medumi.